Sveiki atvykę į naują video. Šiandien ruošimės važiuoti į Norges Cupo 3 etapą. Kodėl ne antrą? Todėl, kad į antrą etapą neišvažiavom dėl sveikatos būklės. Buvom stipriai apsirgusi visa šeima, tai tiesiog nepavyko išvažiuoti. Nerizikavom. O dabar atėjo ir pagaliau trečiasis etapas, kuris vyks jau šeštadienį. Šiandien yra ketvirtadienis, tai važiuojam ruoštis, nes rytoj į darbą važiuojam jau pasiruošę ir tiesiai po darbo lekiam į trasą. Tai vat, automobilis paruoštas. Beje, tarp šitam tarpe, po pirmo etapo turėjom dar treniruotę. Treniruotės metu pastebėjom, kad mūsų galinis traversas yra visiškai galutinai surūdėjęs, supuvęs ir perlūžęs. Ko pasakoja, linko ir viena traukelė, ten visą kitą. Tai va, atostagavom šiek tiek Lietuvoj, tuo pačiu parsivežėm detalių. Kadangi detalių parsivežėm, mašiniukas jau sutvarkytas, paruoštas, laukiu, kol atvažiuosiu, pasiimsiu, pasikrausiu ir galėsim lėkti trasą. Tai va, ką čia daugiau tokio pridurti, šokam į kitą kadrą. Nu, dėja nenufilmavau, bet bušiuką jau pasikrovėm, daiktų nėra daug, tai kažkiek padangų ir manau, užteksim ir ką ruošim eiti ilsėtis ir rytoj į darbą, po darbo lekiam į trasą. Susitinkam ten. Tai jau automobiliuką jau pasikrovėm, lekiam į trasą. Dar liko apie 150 km, tai teks pakentėti šitą karštį. Ir ką susitiksim, manau, trasoj tada, čia neturiu daugiau ką labai papasakoti. Atėjo treniruočių dienelė, važiuojam į pirmą sesiją treniruočių. Realiai tik vieną ir tai turėsim, kem 5 minutės. O tada semi-pro treniruotės ir kvalifikacija. Nežinau, važiuojam, bandom, šiaip vakar prasivažiavom. Lygtis ir viskas ok, tik tiesiog neturėjom trasos linijų, tai bandėm ką galėjom. Tiesiog išsibandėm naują trasą ir tiek. O dabar ką, lekiam. Treniruotės sekėsi visai neblogai. Važiuojam į kvalifikaciją. Važiuosiu trečias. Tai jau tuoj važiuosim, žodžiu, nežinau, šiaip labai sunku pirmą outside zoną pasiimti, tai bandysiu tiesiog pasiekti. Tikėkimės pavyks.
važiavimų, pirmų šiam 3, bet kaip ir minėjau, tai nepavyksta tiesiog pirmo klipo normaliai pasimti, tai tiesiog bandom važiuoti kaip išeina geriausiai, šiek tiek jaučiam galios trūkumą ir tiek. O dabar lekiam dar treniruotis prieš porinius ir susitinkam poriniuose. Stovim prie starto. Tikiuosi jauduliukas nesudegins kaip visą laiką. Spausk! Neatleisk. Nu ką, lydas. Varyk, tiek neišvirk, tiek ne. Taigi, top 16 prieš Luką. Pirmas važiavimas Chase'as. Lukas startuoja šiek tiek gal per lėtai, o aš tikėjausi, kad startuos žymiai greičiau. Spriegiu į priekį, tenka prisistabdyti ir vėl užspaus gazą, bet tada pasijau, kaip supratau, pilnas boostas. Jisai važiuoja, o aš lieku. Toks gyvenimas su tom plytom. Tai vat, bandžiau vytis, kritau kampus ir pasivijau tik trasos gale. Yra kaip yra, važiuojam į lydą. Lydas. Išvažiuoju, viskas tvarkoja, įsibėgėju, pasistatau ir vėl nedatempiu pirmos outside zonos, nuo ko kenčia mano trajektorija. Tada nedatempiu iki touch and go, tam pasitampau rankinį ir toliau įveikiam trasą, kaip ir priklauso, bet na, to neužtenka, pralaimim. Tai va, taip sekėsi mums tose varžybose, nežinau, nes vis dar sėkmė neaplanko, gal tiesiog per mažai treniruočių. Tai va, susitinkam varžybose jau už 3 savaičių paskutiniame etape, nes šį savaitgalį taip pat buvo varžybos, jas praleidom dėl visokių kitų priežasčių.
Tai va, vykstam į paskutinės varžybas jau po 3 savaičių į Elverumą. Ten įvyks finalinis raundas. Bandysim parodyti, ką galim geriausiai. Tiesiog išbandysim dar savo jėgas, gal tada aplankys sėkmė. Neaplankys, tai neaplankys. Na, žodžiu, užsidarysim sezoną ir tiesiog kipsim į kažkokius tai darbus prie automobilio tobulinimo ir taip toliau, nes tikrai dar daug kas yra neišdirbta ir tiesiog sezono metu nėra laiko, darbas, namai, šeima, na ir tiesiog nespėjom visko apgriebti, tai va. Susitinkam ten, trasui, varžybose jau rugsėjo 12, 13, 14 dienom. Tai va. Viso ir iki.